Sveiki visi. Labai malonu matyti, kad tokia pilna salė šiandien susirinko džiaugtis moterų progresyvumu, moterų įgalinimu Agri maiste. Tai tikrai nieko nelaukus labai noriu pradėti šitą renginį, kur dalyvauja šiandien 10 moterų, kurios kūrė savo startuolių idėjas. Šiandien jas jums pristatys, dirbo su mentoriais. Ir šiandien turime komisiją, kurias jas vertins. Komisija sudaro tikrai labai daug narių, netrukus juos tikrai pakvies visus prisistatyti, tik tai trumpai dar papasakosiu, kaip šitas mūsų renginys šiandien vyks. Tai merginos turės 4 minutės prisistatyti, 3 minutės komisija turės klausimams ir po to apdovanos 3 laimėtojas. Komisija merginas vertins palei kelis aspektus, tai yra startuolio idėja, kokį progresą merginos pasiekė šitoj programai, kiek pavyko joms pasiekti, sudalyvauti ir palei tai išrinks laimėtojas. Tai nieko nelaukus, labai norėčiau pakviesti komisijos narius prisistatyti. Tik tai dar rankinį mikrofoną gausim. Iš vietos, tik tai ne vien gal norite atsistot. Taip. Ne, Jolanta. Jolanta. Taip, labą dieną visiems, esu Jolanta Valaikienė, uždara akcinė bendrovė Biola, įkūrėja savininkas, nu ką, moteris jėga, ar ne? Ačiū. Labą dieną, Astrida Miceikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė. Sveiki visi, Karolina Trakšelytė-Rupšienė, inovacijų agentūros Biotech Lab koordinatorė. Labą dieną, Artūras Jakubavičius, Lietuvos inovacijų centras ir Vilnius Tech. Labą dieną, Arūnas Milašius, Delfi Agro redaktorius. Labą dieną, Neringa Romanovska, verslo procesų konsultantė. Sėkmės visom merginom. Ačiū komisijai.